Sveiki, gerieji žmonės, draugai ir nedraugai. Kągi, esu atostogose, nors vis tiek dirbu kitur. Tai tokių mūsų realijų. Valstybė eina į uždarimą, kaip žiūri, gesta šviesa kaip kino teatre. Ir mūsų režimas labai stengiasi, bet mes jiems leidžiame. Dabar papasakosiu kodėl. Žiūrėkit, visi žinot, kas kaime augot. Višta, kai sudeda kiaušinį, garsiai kudakuoja, reklamuoja, kad padarė gerą darbą. Iš tikrųjų, tai naudingas, prasmingas darbas, sudėtas kiaušinis. Jis duoda naudą, pratęsia giminę arba jis eina maistui. Bet pabrėšiu, kad jinai kudakuoja jau sudėjus kiaušinį, ne prieš tai, kad aš dėsiu kiaušinį. Dabar, kaip atpažinti Lietuvoje veltėdį, kenkėją ir priešą? Tai paimkim viešąjį sektorių, verslas to neužsijima paprastai, nes jeigu verslas to užsijima, reiškia jis gyvena iš biudžeto, iš visokių fondų ir iš mūsų biudžeto. Tai viešai deklaruoja savo tvarumo, atsparumo ataskaitas. Tai mano mielas viešasis transportas, kur aš dirbu, ir Regitra nesenai pateikė tvarumo ir atsparumo ataskaitą. Tai dėl viešojo transporto labai trumpai. Tai kai tu negali užtikrinti, kad važiuotų, būtų perkama, remontuojama technika, kada viskas lūžta ir griūva, kada sėdi vairuotojų krūva rezervė, nes nėra ko išvažiuoti, tu įmiesi tvarumo, atsparumo, veži sriubą, maitini žmonės rodai, nors tau tai nepriklauso, kabini visokius skudurius koridorių dalyboms, nors tai nepriklauso, neįeina į mūsų, dar neaišku, kaip su higiena tai būtų ir normomis. Tu perki visokius akinius vairuotojams ir visi juokiasi nežinia dėl ko. Tu reklamuoji šaltibarščių troleibusą, kuriam gali ratai nukristi bevažiuojant. Tu kovoji su dronais. Tai va čia yra veltėdžio tokie bruožai. Ir nė vieno darbo realiai nėra padaryta. Lygiai panašiai su Regitra. Dirbu, faini žmonės, viskas gerai, daug ką pažįstu. Ir mandagus, viskas tvarkoj, patalpos geros, super, bet va tas jų darbo organizavimas yra niekam tikęs. Va šiandien bandėm su vaikus registruoti į praktikos egzaminą, nuo vakar pietų pradėjom. Nėra vietų, jokiam filialė nėra vietų. C kategorijai. Galvoju, Vilniui galbūt, bet kad nebūtų Utenoj, ten dar kažkur. Bandžiau naktį iš viso stringa. Tada iš ryto su vaikiu bandom, prisijungiam, tai net įrašiau, jeigu kam įdomu patvirtinimui. Gal 5 minutės kankino, kad ar tu ne robotas, pažymėk visos perėjas, pažymėk visus lengvuosius autobusus tais paveikslėliais. Išjungiau, atsibodo. Paskui šiaip netai pavyko. Ir vėl, nė vienam filialė nėra vietų. Prisiskambinu, kur tas egzaminus registruotis, pasirodo, telefonu negalima. Reikia atvykti gyvai, jis nebent identifikuoti save, nes įsivaizduokite, jeigu aš savo sūnų registruosiu, taigi aš galiu pažeisti jo privatumą, naudoti jo duomenis. Suprantat? Čia yra šizofrenija. Tai nuvažiavau į Regitrą ir reiškia skambinį, tai maždaug, nesako, kad tu durnas, tu nemoki, bet čia kažkas ne taip, čia viskas vietų yra ir visi sako, vieni pradėjo, yra Liepos 1 dienai. Paskambinau informaciją vėl, yra Liepos 3 dienai, nuvažiuoju, tai jūs vakare atvažiuokit su vaiku, prisiregistruosit, tai jau sakau, bus rugsėjo 3 dienai, suprantat? Ir aš važiuoju ir skambinu, sakau, aš esu įsitikinęs, kad joks egzaminas nevyksta, pavyzdžiui, šiandien Regitroje. Ką jūs kalbat, sako, vyksta, sakau, lažinamės, nuvažiuoja akurat, tik tai motociklai. Paskui man paaiškino, kad pasirodo C kategorijos CE, nežinau, dar ten vyksta tik tai kas 3 dieną. Tik tai kas 3 dieną ir todėl yra didžiulė eilė, ten vos ne pusė, tai verslas turi žinoti, visi, kas nori tais vairuotojais dirbti, kad babajų nevežtų, tai yra specialiai padaryta, kad vežtų užsieniečius, kad mūsų žmonėms ir čia būtų kliūtis sudaryta. Ne kad kasdienis vyktų, siūlytų, atvažiuokite egzaminą, jie tą gali padaryti, bet jie atsisakė savo sunkvežimę nebeduoda, dabar tik tai, tai bala nematė čia, bet reiškia, kas 3 dieną. Tai čia palyginimą aš pamenu, kai buvo tokie normalūs santykiai su Baltarusija. Vienu metu vizas darytis, jos buvo pigios,
atvažiuoja iš ryto arba po pietų, pridavė jokios eilės, jokių problemų, po kelių dienų atsiėmė. Paskui kažkas ten vyko, Lukašenka atsibodo, padarė dokumentų pridavimą tik rytais, atsiėmimą tik po pietų. Iš karto atsirado prie konsulato eilės. Nu, rodo televiziją, va, žiūrėkit, kaip lietuviai nori į Baltarusiją, nes žiūrėkit, kokios eilės. Tai čia lygiai tas pats su vairavimo egzaminais. Pas juos ten nė velnio nevyksta, žmonių Lietuvoje mažėja, o eilės didėja. Na, irgi tvarumas, žalumas, tai sakau, jums dar šaltybarščių ir dronų čia trūksta, sakau, iki pilnos laimės. Tai jie patys juokės. Jūs suprantat, kas įdomiausia, jie, kada kalbi, privačiai jie su manim sutinka, tie žmonės visi ir telefonu taip pat, tai sakau, eikit savo valdžiai, sakykit, sakau, kad čia jūs terrorizuoja, toks durnius skambina, reikalauja. Tai ne, na ką jūs, sakau, aš noriu, tegu policiją kvieskit, sakau, kad aš čia terrorizuoju, baruosi. Tai ne, nu ką jūs, žmonės nekovoja, įsikibę tos savo darbo vietos ir todėl mus baigia užlenkti ir valstybė baigia perkelti į Rusiją, suprantat? Va dėl to, tik dėl to. Trečiasgi pavyzdys mūsų kariuomenė, kur aš tarnavau. Turėjau garbės 15 metų ištarnauti. Aš galvodavau, kad kažkas ne taip. Tai vietoj to, kad kaupti rezervus, šaudmenų, amunicijos, maisto, aprangos, medikamentų, na visko, ko reikia. Jeigu neduok Dieve, ta valanda X. Tokia yra kariuomenės misija. Aš dabar čia nenoriu politikuoti, bet kol mes turim tą kariuomenę, jį turi tai vykdyti, suprantat? Tai per gal 10 metų mano tarnybos pasikeitė 4 ar 5 kartus uniformos modelis, lauko vis. Pirmus modelius nešiojau, kai nurašo, dar kokius 5 metus nešiojau daržą, kas jau malkas pjoviau. Ir tik tada sudilo. Netitinka NATO standartų. Tada pradėjo kitur daryti, užsakinėti, tada jau būdavo galų gale NATO standartą atitiko, tada jau kai dar negalutinį. Kada sėdėdama štabe ant kėdės sutrindavai lauko uniformą, kuris skirta mūšiui laukui, suprantat? Aš galvodavau, kad kažkas čia pas mus ne taip, arba su manim kažkas ne taip, ko nors nesuprantu. Irgi būdavo tas kudakavimas. Važiuoja S5 skyrius, tai ryšiai su visuomenė, pratybos. Stok gražiai Vingyje, nufilmuojam koloną, Vingyje kaip važiuoja pratybos, važiuoja. Dabar šaudo, nu tai mokomais išoviniai šaudo, gerai, tegu čia pašaudo, tegu mums pašaudo. Ir suprantat, kas baisiausia, kad tai ir buvo vienintelis tas darbas. Va šiandien turime apverktinę rezultatą. Skrenda dronai, arba jie neskrenda, nieks nežino, arba meluoja, jie matomi arba nematomi, važiuoja arba dingsta. Nu, nenoriu apie tai kalbėti. Tai suprantat, tai rodo, kad valstybė užsidaro. Ir dabar dar čia kita tema būtų, kad jie stiprina diktatūrą. Ruošiasi už tokius kalbėjimus, kaip aš, kelti baudžiamas bylas. Tai nežinau, praeis ar nepraeis Seime iki galo. Tai apie tokius tvarumo visokias ataskaitas, akinių dalinimus, kaip viešam transportui, nupirkto akinius kažkokius, kam jie reikalingi vairuotojams. Čia lyg tokie, žinot, kada su bulgarkė kokia ką pjauni, kada kibirksis lekia. Tai nežinau. Tai geriau prezervatyvus gal dalintų, tai nors kažkokią apčiuopę naudą aiški būtų, bent jau nauda, kam reikia ir kam nereikia. Tai aš labai atsimenu iš sovietų kariuomenės. Man labai patikdavo, kadangi aš buvau pakankamai raštingas, rusiškai gerai mokėjau jau. Tai būdavo varo, pavyzdžiui, sniego kasti ar anglių kokio, mane paima, ne visada tai pavykdavo, bet tai būdavo kartais. Paima iš štabą rašyti kokią nors Zampolito ataskaitą. Tai aš ten prašom, kaip tarybinė liaudis nugalėjo ir vėl nugalės, kaip šlovingai stato, kaip čia viskas puiku, šlovinga, kokie sąžiningi patriotai, visi čia tik vienetas, jeigu ir pasitaiko, kurį reikia prašyti, kas pasigėrė, kas ką pavogė, kas kur pas mergas samovolką išėjo, nors visas trojbatas to ir buvo paremtas, tik tai paleistuvystė, gėrimas ir vagystės nuo kareivių iki aukštų karininkų. Tai suprantat, visą šitą perkeltą į mūsų dabar viešąjį sektorių. Tada jie šaltybarščius dalina, vėl sakau, tada jie dalina visokius akinius ir dar visokį šūdą, užuot užsiėmę darbą arba kėlė atlyginimus. Stipriai kėlė atlyginimus, kad žmonėms nereiktų kitam darbę dirbti, nes pinigų valstybė turi, pasirodo. Antas. Ir kalti ir mes, kadangi
turėtų kiekvienas iš mūsų garsiai pasakyti, atsisakyti visokių šaltibarščių, akinių ir visokio šūdą. Sakyti, jūs imkitės darbo. Reikalauti. Visur garsiai reikalauti savo teisių. Atėjai įstaiga uždaryta, laikas darbo, versk koja duris. Jie reikalauja kalbėti nepakeltų tonų, kalbėti mandagiai. Maždaug mes tave apvaginėjom, gaišinam tavo laiką, aš pusę dienos sugaišau su Regitra, bet tu kalbėk mandagiai, supranti. Čia mes truputį tau panagės varysim adatas, tu kentėk, bet būk mandagus. Vat. Man toks palyginimas. Tiesiog, nu, suprantat, prišik va taip į dušę ir viskas, nepaisant to, kad man viskas neblogai sekasi, dirbu savo, gyvenu ir panašiai, varuošiuosi į Lvovą šiandien, taip, visa vata. Dekite, į Lvovą, į Ukrainą, labai myliu tą šalį ir to žmonės ir važiuoju į svečius pramogauti ir panašiai, ilsėtis. Tai va. Kągi, komentuokite, dalinkitės, prieštaraukite. Nu, mane senių čia visokių vadina, čia argumentas, kad aš tylėčiau, nu šitie visi mūsų tešlagalviai, jau nuo 40 metų pasiekę žmonės, jau jie protelio neturi. Ne. Ginčytis reikia dėl idėjų, išsakytų žodžių, minčių, ne išvaizdos, ne amžiaus, nes visi mes einam į tą pusę, į vieną pusę, net gal amžius. Gal jūsų tėvai, kurie čia apie amžių rašote, jūsų tėvam gal 25 metai, aš nežinau, mano mama 86 jau. Ir daug tokių yra žmonių, tai ką jinai neturi teisės nieko pasakyti. Tiesiog aš tai matot, aš labai paprastas kaimo bernas esu. Aš suprantu, kad tokiems kaip jūs nieko neįrodysi, vamzdžiui kaktą, tik tai storasienių gerų. Ir tą ir padarysim, kai ateis laikas. Tai va, juokauju. Ate, visiems geros dienos savaitgalio.